Gabę, galiu nuplauti. Mažą juodą. Mažą juodą. Labai ramu kaip roko metalo koncerte. Kaip pripisiu. Tai už pirmą. Už pirmą. Čia yra Edvinas Bartkus, čia yra jo pirmas gėrimas. Matas, kad taip tuščia dar būtų. Kas ten? Kas ten? Muša karo būgnais. Uždengsiu, nes čia nahui yra. Tragedija. Nėra, žinokit, hebra normalaus alaus pirkti. Tik tais ta šlikštynė. Kas čia? Pyragiuką iškepiau. Neblogai gavosi, ne? Čia juoda duona. Juoda duona. Mūsų protėviai, ką miega. Užuodžiu. Ступить без знать. Edvins kamerą paliko. Pažiūrėsim, kaip reaguos už tavo paliktą kamerą. Ką paliko, Cerė? Tiesiog kabėjo? Kabėja. Gera vlogų dalis. Tai žodžiu, sveiki atvykę į 31 Fantazijos vaisius. Aš hijackinau trumpam Edžiaus pareigas šioje svarbioje... Edžius. Ne, baig, rimtai. Edžius. Svarbiausiai introdukcijoje šitoj sagoj 30 epizodų. Kol kas esamojo laiku, šituo laiku, mes dar nematė 30-osios Fantazijos vaisių serijos. Dar nematėm, nežiūrėjom. Mes nežinom, apie ką Edžius kalba, bet jisai maladėt, dabar eina maudytis. Pafilmuok kaip panas. Einam, pafilmuosim. Turim ką veikti. Radom ką veikti. Radom veiklos. Su bičiu apie ką Bet mes... Edžius paliko, kad prižiūrėtumėm daiktus. Ne, tai... Bet nieko. Čiagi Devilstone'as, čia visi draugiški. Čia visi Čia visi draugiški. Edžius, žiūrėk, koks plaukikas. Seniai, jis prieš srovę. Prieš srovę, Edžius. Kodėl jis nėra Edžius? Nuplaukiai prieš srovę, nes tu neformalas. Seni, man taip pohui. Įgarsinu, nes gal nesigirdi. Jis sako, seni, aš toks achujenas. Ir tipo su akiniais net plaukiu. Jūs žinot, kas yra Fantazijos vaisiai? Fantazijos vaisiai? Taip. Kurios fantazijos? Apelsinai. Esu Nausėda. Taip. Ir manau, kad rokas yra labai gerai. Lietuvai. Įpučia drąsos. Įpučia, jo, drąsos, įkvėpimo. Kodėl pingvinai ohuenai šoka? Kodėl? Nes neskraido. Sorry, viskas. Matės? Viskas. Aš gėlytę dovanų turiu. Gėlių dovanytę. Su tavo gėlytė. Saka panašus į Nikiną. Maudynės baigėsi, turim labai neįdomų segmentą su žmonėm, kurie nežino, kas yra Edžius Bartkus. Eina, kaip keista. Man čia keista, kad žmonės nežino. Jo, ta prasme, seniai, mes žinom, nes mes esam roko istorijai. Edžius yra roko istorija. Ir aš beveik neironiškai tai sakau. Jeigu labai rimtai, tai Edžius iš tikrųjų labai stipriai stengiasi daryti savo YouTube'ės kanalą. Kad ir kaip visi čia bairuoja, jis iš tikrųjų yra vienintelis žmogus, kuris taip consistently deliverina video ir dalinasi savo patirtim. Montuoju galutinai YouTube seriją ir žadėjau šitą vietą palikti tik kontribistams, nes čia yra didžiausias supportas iš tikrųjų, kokį kada nors esu gavęs, bet tuo pačiu labai kažkaip mano ego dabar yra pakilėta ir ko gero aš visada mėgstu ją nužeminti ir neduoti savo gerų atsiliepimų, bet
Aš manau, kartais to reikia. Čia yra didžiausias įkvėpimas ir didžiausias apdovanojimas, kokį gali gauti, dėdamas savo dūšią į kažkokį tai kūrybinį procesą. Tai manau, dar nėra sukurta tokio žodžio, kuris pertiktų visą dėkingumą, kurį jaučiu jums, bet be galo jums ačiū už suportą, už palaikymą ir už tai, kad žiūrit šitą mano huinę. Bučkis. Bučkis. Aš nebenesis už Bučkis. Nu, bučkis Edžiui. Nu, bučkis. Bučkis. Įžanda. Kas stikliniai tarai. Čia mano kvepalai. Aha, kvepalai, tai kodėl spiritų neša? Nes kvepalus iš spirito daro. Ar Tomas Saksovai atrodo? Sveiki, Džiugai. Šiandien turime pirmą pamoką jūsų kurso turistavimas su Džiugu. Sveiki, labai malonu, kad pasikvietėt. Pravesiu jums pamokėlę apie turistavimą. Mes nekvietėm, čia jūsų yra sugalvota idėja. Tai. Ačiū, buvo labai malonu gauti kvietimą, dabar einam su manim. Jums parodysiu. Pirma pamokėlė. Šnapso nešildo mašinai. Turbūt padėta prie rato. Džiugiui čia šnapso nėra. Vat jūsų akla akis. Matau, yra pasimetas. Štai, pirma pamoka. Kokia išvada to? Tauriųjų gėrimų nešildo mašinai. Jos va, nuo saulytės apdengiam, paliekam. Bus antra ar čia šiandieną? Čia ir labai bloga pamoka, bet pasiklojam ryte lovas. Tai yra antra pamoka. Pastebėjau, kad labai nemažai aš rodau šito dalyko. Tai, žodžiu, čia yra tokia dovanėlė iš mano draugų. Čia šiaip yra toks mini botagėlis. Ir jis tapo toks kaip talismanas mano visai netyčia per atsitiktinumą labai senai jau. Tai gaunasi taip, kad aš kiekvieną kartą, kai vykstu ten į kažkokį Devil's Stone ar šiaip į ten metalo roko festuką ar tiesiog į koncą, aš labai dažnai jį turiu su savimi. Ir žinoma, šitas Devil's Stone'as nebuvo išimtis.
Tai eilinį kartą radę tarpelį tarp koncertų, nuvarom iki mašinos, pasidarėm po kokteilį, išgėrėm, grįžom ir man gavosi visada taip, kad Batista mane apieško. Ir jis manęs klausė, ar turi kažką nelegalaus. Ir yra padaryta klaida. Aš prišveitęs tų kokteilių sakau, turiu tik vieną nelegalų dalyką, tai yra mažas ir juodas. Ir jam žiauriai patiko tas bajeris, jis ne tai, kad paprašė, o tiesiog nuo mano rankos nuėmė jį ir sako, aš šitą dalyką parnešiu savo žmonai. Tai va, dar vienas medinis bajeris į sąskaitą. Šiaip šitoj serijai nenorėjau daryti šito komentarį, tipo filmuoti savęs ir panašiai. Kažkaip tiesiog nemūdė esu šito visą ir turiu visai medžiagų iš koncertų ir panašiai, ką man kažkodėl patinka rodyti. Tai prie to pačio iškart galiu pasakyti, kad pats Devilstone'as kaip Devilstone'as nelabai geras buvo tiek nuo pasirinkimo su alumi. Iš esmės, kas ir yra, ko gero, vienas pagrindinių rėmėjų gal, ar partnerių, tai tikrai. Pirmą kartą gyvai gruodį išgirdau, abi pirmą kartą išgirdau, tai vis tiek buvo labai daug tų tokių dalykų, kur taip ar taip būčiau norėjęs nuvykti, tai labai faina. Bet kažkas Devilstonerių grupėje labai gerai parašė, kad kaip Devilstone'as, tai yra vienetas, bet bendrai kaip festivalis tai vis tiek yra amazing. Ir mačiau, kad dabar kažkokios peticijos vyksta religijos maniakų, kaip visada, kad uždarytų ir uždraustų tokius dalykus, nes mes čia juokėmės iš ponų religingų žmonių. Faksai. Tai kai tokia reakcija vyksta, tai tada jau tikrai juoktis reiktų visiems, manau. Bet tikslas ir vaibas tikrai nėra, bent jau pagrindinis tikslas ir vaibas tikrai nėra niekinti kažkokią tai religiją, nors visi pilnai turime teisę tai daryti. Nežinau, kodėl būtent tie žmonės yra tokie susireikšminę, bet tikiuosi viskas pavyks jų nenaudai. Ačiū tiem, kas atėjot ir labas rytas tiem, kas dar miega. Ačiū. Labai jūsų visus myliu ir labai jūsų visų pasirksiu. Tai tiesiog. Ačiū labai.
jaučiatės, ar? O šiaip jo, dar teko apsilankyti BA koncerte, jau labai ilgą laiką buvo negirdėti gyvai, tai labai smagu buvo išgirsti. Šiaip geras labai buvo setlistas, senai girdėti kūriniai, tokia nostalgija buvo. Ir dar užsukau į Raseinių rajone vykstančią Du poeziją. Man ten visada vaibas tiesiog pahenginti prie bardų ir atsigerti alaus. Mes vienus pokylį šlapi be rūbų, didžiai kelk orgazmą mums iš kubų. Girtų poetų kekšim virsta mūzos. Kas yra labai kontrovertiška, kad ne visi senjorai ar vyresnio amžiaus žmonės buvo dėdės ir dėdienės su gitaromis, o aš. Aš nemoku groti, aš labai nemoku groti. Vedinu mušti kažką. Geras. Būsi YouTube'ai. Jee! Eisim! Skrisi į Italiją ir darysi YouTube. Nes po visų koncertų nuėjome į vietą, kurioje gavome dar alaus be abejo. Ir jo, mes ten tiesiog hanginom su draugu ir ten buvo daug savanorių, kurie grojo. Ir aišku, reikėjo dėdį paimti gitarą ir... Tu sėdi ten, kur tu... Šiaip tai ne. That's fucking weird, man. Aš tokį išleikimas, tokį mažą kraščiuką kvapinau. Trūksta man vakarų, su tavimi einančių tolių, pasipildančių širdį, grįžtančių gervių šauksmų.
Tai va, taip. Ir paskutinis toks labai trumpas intarpas. Vakar apsilankėme dar Akli konce. Blemba, labai geras koncas Kaune. Mažai turim tokių grupių. Tai... Dar iš tikrųjų nežinau, kas bus kitoje serijoje, neturiu visiškai jokių planų. Dar kartą atrandu savo atmaskę, kodėl mažai kuriu, mažai dirbu prie meno. Aš prie jo sėdžiu, prie jo dirbu beveik kasdien, bet labai mažai palyginus. Kas mane lenkia beprotystės link, bet vis dar manau, jog viskas bus gerai. Ir labai noriu padėkoti mano kontribistams. Ačiū, kad vis dar esat. Taip pat, kam įdomu, kviečiu užsukti pas mane į Contribui, ten keliu kol kas tik fantazijos vaisius anksčiau, tačiau tos serijos yra kiek detalesnės, platesnės ir karts nuo karto mažiau cenzūruotos. Bet su laiku, kai jau turėsiu galutinius variantus tiek su Gelmo, tiek su savo projektu, tiek su bendo projektu, ten atsiras išankstiniai ir demo dalykai iš muzikos pusės. Taip pat ruduo jau labai alsuoja, tai man rudenį pareina įkvėpimas nufilmuoti kažką iš audiovizualinių dalykų, tai gal kažką įkelsiu ir iš to. Ir ačiū labai visiems žmonėms, kurie buvo šiuose fantazijos vaisiuose. Realiai turėjau tik tai 2,5 vasaros, kur buvo visiškai free time, bet iš esmės per tas 2 savaitės, būtent dėl tų žmonių, man vasara buvo vasara, kada galėjau ir pailsėti, ir patūsinti, ir pačilinti ir taip toliau ir panašiai. Tai labai ačiū Jums. Jeigu ką, Contribui nuorodą aprašyme ir susitiksim, tikiuosi, visai netrukus.